Jie abudu matė partizaninį karą, matė išžudytus, išniekintus partizanus ir juose jau kilo mintis, kad jie turi pratęsti partizaninę veiklą, nes ji buvo jau nutraukta. Ir jisai nusiraminimo ieškodavo darbuose. Na ir užsibrėžė tą tikslą, kai jis kažką naudingą tėvynei turi padaryti. Tokiu būdu jis ėmėsi darbo. Didelę paslaptį, kurią turim visi išlaikyti, niekam neišplėpėti. Turim gėlių laboratoriją. Apie tai niekas neturi žinoti. Sveiki, gerbiami Lietuvos laisvės kovų pažinimo centro tinklalaidės Laisvi pokalbiai žiūrovai ir klausytojai. Šiandieną pokalbis su Birute Andziuliene, AB spaustuvės saugotoja. Tai laba diena. Labą dieną. Šiandieną turiu didžiulės garbės sveikinti su ponia Birute Andziuliene. Birutė Andziulienė yra liudininkė tų laikų, kada laisva spauda buvo draudžiama ir tik patys drąsiausi, patys, nepabijosiu žodžio, nutrūktgalviškiausi žmonės galėjo savo leisti padaryti tokį dalyką kaip pogrindinę spaustuvę. Pogrindinė spaustuvė AB, įkurta Vytauto Andziulio ir Juozo Bacevičiaus. Unikalus darinys, ko gero, ne tik Lietuvoje, bet ko gero posovietinėje erdvėje. Tai Taip. Visgi kaip kilo mintis, kad reikia tos spaustuvės? Vytautas, dirbdamas spaustuvėje, suprato, kad okupacijai galima pasipriešinti ne tik ginklui, bet ir spausdintų žodžių. Sutikęs, tarp kitko, jie abudu matė partizaninį karą, matė išžudytus, išniekintus partizanus ir juose jau kilo mintis, kad jie turi pratęsti partizaninę veiklą, nes ji buvo jau nutraukta. Jie pasišnekėdavo politinėm temom. Jų idėjos sutapo ir sako, ir mes kažką turim padaryti. Tai Vytautas ilgai nešiojo šitą mintį, kad reikia spausdinti sovietiniai tvarkai nepalankę medžiagą, istoriją, istorinės knygas ir pasiūlė Bacevičiui pasiūlė savo sodybą, joje įsteigė pogrindinę spaustuvę. Labai įdomu, kaip ta bendrystė atsirado, nes vis tiek turėjo būti pasitikėjimas. Ar jie pažinojo viens kitą iš senai? Jie pažinojo, jie abudu buvo gėlininkai, bitininkai, bičiuliai. Na ir aptardavo tos politinius įvykius. Taip, kad suprato vienas kitą. Taip, tai iš bičiulystės Taip. Gimsta geri darbai. Pati pradžia spaustuvės statybos. Visgi iškasti reikėjo, kaip įsivaizduoju, ne vieną 10 kubinių metrų žemių. Gal netgi jie apskaičiavo, kiek tai yra? Neskaičiavo. Taip, nėra taip svarbu. Vytauto mirė žmona, mirė mama ir jisai nusiraminimo ieškodavo darbuose. Na ir užsibrėžė tą tikslą, kai jis kažką naudingą tėvynei turi padaryti. Tokiu būdu jis ėmėsi darbo, neskaičiavo laiko ir ėmėsi darbo. O tas pats kasimas, jeigu žiūrėti, ar vienas kasė, ar padėjo dar kažkas? Tai daugiausiai, kadangi čia gyveno, daugiausiai jisai dirbo. Bacevičius atvažiuodavo iš Šakių rajono
Padėjo, aišku, žmonių samdyti neišaiškėtų, kad kažką tokio daro, patys ėmėsi to darbo. O kai jūs įsikūrėte šioje vietoje, ar aplinkui buvo kaimynų juk? Tai buvo čia, šitas kaimelis buvo išdalintas sodininkam ir Vytautas gavo sklypą kaip sodininkas, nes jis gyveno pas mamą Amaliuose, ten seserys gyveno, brolis, jisai norėjo atsiskirti su šeima, ieškojo sklypo, o čia sodų pirmininkas buvo pažįstamas žmogus, gėlininkas, ir pasiūlė, sako, yra vietos pas mane, gali čia kurtis ir apsigyventi. Ta sodo namelį buvo tam tikra toks, kvadratūra, kokią galėjot pasistatyti. Buvo reglamentuojama kvadratūra. Taip. Ir sako, pasiplėsi į vieną pusę, į kitą pusę ir apsigyvensi. Bet už tai jisai nukentėjo per metus, neprisimenu, 30 tų buvo komisijų dėl to praplėtimo, dėl apsigyvenimo. Tai jau čia prasidėjo jo kova. Pirmos žmonos brolis buvo Panevėžio laikraščio redaktorius. Jis buvo susipažinęs su tais įstatymais tarybiniais. Tai vis patardavo, tai tą padaryk, kad neprisikabintų, tai tą. Buvo įdėjęs radiatorius ir žinodavo, kada atvažiuoja komisija, tai tos radiatorius nupjaudavo, išmesdavo. Atėję jie neprikibdavo. Tai taip laviravo, galų gale buvo nurodyta, pasakė, kad ta komisija, kad jeigu pats nenusigriausi, susprogdinsim tą tavo namelį tada. Tai jis sako, jeigu susprogdinsit, aš iš tų nuolaužų ant kalno pasistatysiu būdą, iškelsiu raudoną vėliavą ir ten gyvensiu. Dar nepadėjo tas jo toks pasipriešinimas, galų gale pasakė, kad atsisako tarybinio piliečio pilietybės. Ir po to kažkaip aprimo. Tai tas pasakymas, kad atsisako tarybinio piliečio pilietybės, nesukėlė reakcijos tokios, kad... Kažkaip sako, čia baisus dalykas. Nenorėjo gal patys triukšmų? Turbūt. Tai, reiškia, iš pradžių namelis, gėlės ir bunkeris. Taip. Tokia eiga. Ir dabar pačios statybinės medžiagos, betonas, cementas, armatūros, kas ten dar yra. Reikėjo turėti pinigų, tai už tai augino dekoratyvinius augalus, juos parduodavo ir skyrė tas lėšas šitai statybai. Tai irgi įdomu tas, žinom, kad čia žmonės Kaune verslus garsėja gėlių auginimu, daug kas augino. Taip. Daug kas augino, bet turbūt vienas jūsų vyras jas augino su aukštesniu tikslu. Tai taip, jisai ir galvodavo, ką daro. Pražydindavo tulpes, o jas pražydindavo kaip tik kovo 8. Ir rado nišą, kur parduot. Samdydavo sunkvežimį, veždavo į
į Karaliaučių ten parduot. O ten labai pirkdavo ir pasakojo vieną įvykį, kad jisai nuvežė tas tulpes. Pasirodo, kovo 8 buvo nedarbo diena, į turgus buvo uždarytas. Tai galvoju, ką dabar daryti. Ir šitą ministrininkas budėjo. Tai Vytautas sako, parinkau gražiausių tulpių puokštę, sako, įteikiau jam, sako, parneši žmonai. Sako, gerai, tai sako, tu pardavinėk, o aš pažiūrėsiu eilę, kad niekas neįtų be eilės. Tas milicininkas jau Taip. Pats pasisiūlė. Taip. Jisai globojo, kol pardavė tas tulpes. Tai uždirbo nemažai pinigų. Tai čia jau buvo spaustuvės laikais. Dar prieš spaustuvę. Bet jų pinigai buvo kaupiami, reiškia. Taip. Tam dalykui. Tai taip išeina, kad sovietinis milicininkas, pats tu nežinodamas, prisidėjo prie sovietinės valdžios ardymo. Tai taip, daugiau čia žmonių, kas prisidėjo. Iš ko gaudavo nusipirkti medžiagų. Ir tie ardė tą sovietinę. O tas medžiagų pirkimas, jis vis tiek, Nelegalus. kam reikia tau, neįsivaizduoju, kiek ten cemento, tonos cemento 2 ir kiek daugiau čia, aš net tuos dalykus nesuprantu, bet jiem nekildavo klausimai, sako, Vytautai, o kodėl jūs tiek cemento perkate? Jis ir betoną gatavą pirkdavo. Važiuoja betonvežis, pasistabdo ir jie klausia, gal galėtų vežti man betoną, tai moka pinigus ir veža, kas jam. Tai tiesiog tie darbininkai buvo aplaidus, tokie savanaudžiai, sakysim, taip norėjo. Jie sukombinuodavo tada. Tai kartais mūsų laidą, aš tikiuosi, žiūrės ir žmonės jaunesni, nematė sovietinės valdžios, kad negalvotų, kad viskas buvo nuvažiavom į senukus, ar kažkur tai nusipirkom, atsivežėm, užsimaišėm ir pasidarėm be vargo. Nes visą tai turėjo būti... Ir rizika visur buvo. Taip, rizika ne tik gauti, bet ir daryti slapta. Tai vis tik darbas vykdavo naktim daugiausiai. Ar dienom? Ir dienom, ir naktim, kaip turėdavo laiką. Nes dirbo į valdiškam darbę. Buvo spaustuvininkas, Taip. tikras profesionalus spaustuvininkas. Taip. Jis paskui jau prieš pensiją gavo darbą politechnikume. Ten ruoždavo poligrafininkus, tai jam reikėdavo vieną dieną į savaitę eiti. Tai buvo kaip dėstytojas, mokytojas, Taip. dėstytojas. Tai turėjo tokio laisvesnio laiko. Ir tada čia tą laiką praleisdavo prie darbų. O prieš tai, kurioje Kauno spaustuvėje dirbo ar keliose? Spindulio Vagos spaustuvėje. Galų gale jam, kadangi jisai geras raidžių rinkėjas buvo, pasižymėjo darbe. Jam pasiūlė važiuoti į Kupiškį, atstatys spaustuvės, nes ten buvo griūvanti. Jis ten atstatė tą spaustuvę, bet su ten buvusią valdžią nesutiko. Jam užduodavo paskolas pasirašyti, jis agituodavo žmonės prieš ir kažko neįtiko tam partiniam. Ir apskundė jį neteisingai ir šitą perkelė tada į Troškūno spaustuvę. O jis ten irgi dėl kažko, dėl tų pačių dalykų ir iš ten atleido. Tai grįžo į Kauną,
pas mamą ir tada ieškojo sklypo, kur galėtų pasistatyti savo šeimai namelį ir gyventi atskirai. Tai nebuvo žmogus palei plauko glostomas? Ne, jis visą laiką prieš, jie taip atvirai šnekėdavo. Ir domėjosi jisai tą praeitim ir jį draugai vadindavo prabočium, nes jis rinkdavo į tas senienas. Na, toks universalus žmogus. Ir pirmas leidinys čia po šiltnamiu, kur auga gėlės. Tikybos pirmaukštis. Išleistas 1980 ar anksčiau? Taip, 80, nes nuo tada pradėjau dirbti. Ir pirmojo leidinio pavadinimas koks buvo? Tikybos pirmamokslis. Tikybos pirmamokslis. Taip. Paskui gavo Tamkevičiaus paruoštą maldynėlį Garbė tau viešpatie. Tai jų daugiausiai ir buvo išleista. Bet Vytautas Bacevičiui pasakė, jeigu tik religinė tą literatūrą spausdinsim, aš nesutinku. Mes turim ir istorinę, patriotinę literatūrą spausdinti. Jeigu apsiimi platinti, tai tada dirbam. Na ir jie taip išleido ir tos istorinės, patriotinės literatūros. Sutiko. Taip sutiko. Sutiko, konflikto nebuvo. Ne. Darbinio. Nebuvo tikrai. Tie visi leidiniai, tai jie yra iš kažkur anksčiau parašyti, ar juos specialiai kas parašydavo dar netgi tai spaustuvėje? Kai ką specialiai, kai kas iš ankstesnės leistos literatūros buvo pakartojama, nes Vytauto tėvai tai buvo mokytojai ir jie turėjo tos senos literatūros. O tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, rašė leidinį, kokią nors publicistiką, spaustuvį jūsų slaptai, ar jie žinojo, jie turbūt žinojo, kam rašo ir kur tai bus? Nežinojo, kur spausdins. Kur spausdins, nežinojo. Nežinojo. Bet tiesiog pats tas įdomus procesas, kad, ateina pas tautiškai susipratusi pilietį ir sako, žinai, reiktų parašyti apie Lietuvos istoriją. Visą tai koordinavo Bacevičius. Per jį eidavo tie užsakymai visi. Tai reiškia, tie, kas parašo Bacevičiui, kur bus spausdinta, nežino. Taip. Tokia slaptumo grandinėlė. Taip. Buvo. Ir taip susitarė, kad kiekvienas dirbsim savo darbą. Jie Vytautas spausdinimu rūpinosi, Bacevičius užsakymais ir platinimu, o man tai liko etatas saugoti juos. Tai tas saugojimas, kaip jis vyko, tai kiek galėdavot apžvelgti, aš suprantu, ant kalno viskas matos, kas eina, kas važiuoja. Daugiausia laiką praleisdavau virtuvėje, kaip ir dabar. Tai, nes vaikai buvo maži, reikėjo prižiūrėti. Tai stebėdama aplinką, atsakydama į telefonus skambučius, man viskas kaip ir normalu buvo. Tai daryti. O įdomu, ar kaimynai, jie buvo kaip tas jų santykis, bendras santykis į sovietų valdžią, ar jie abejingi buvo, ar jie nesirūpino, ar jie, kas vyksta po nosim, va, šalia, nesmalsaudavo. Na, matot, bet tas netektis priprato, kad Vytautas dirba vos ne dieną į naktį. Neatrodė keista, kai jis tiek daug dirbo. Nusiraminimo jie ieškojo darbuose po tų netekčių.
O ar turit žinių, ar represiniai sovietų organai, ar buvo nors kiek priartėję kažkur, kad kažkur tai tam kvadrate, kelių kvadratinių kilometrų kažkas yra, kas yra neteisėta? Toks Petrusevičius buvo atėjęs. Tai jis sakė, kad jisai prieidavo prie tų karinių dokumentų. Tai ir sakė, ten buvo, kad pakaunė kažkur, yra įtartina vieta, kažkokie garsai sklinda, kas tenai, ir sako, ko gero buvau jūs užfiksavę jau. Akustiniais prietaisais galbūt. Tokia ar jie galėjo vykti žvalgybą akustinę? Tai va, kai virš namų skraidydavo malūnsparnis, kuris iš to karinio dalinio pakeldavo, jie skraidydavo ir virš mūsų namų. Tai Vytautas man liepė visuomet pranešti skambučio pagalbą, kad jau, kai yra pavojus, tada jis nustodavo spausdinti ir klausydavosi, kas darosi, arba išeidavo iš to pogrindžio ir pro šiltnamio langus apsidairydavo, kas dedasi lauke. Skambutis vietinė telefono linija reiškia virtuvė pogrindis. Ar ne? Tai tas skambina toks trasa buvo. Taip. Virtuvė pogrindis. Taip, tik aš galėjau pasiųsti jam signalus, man jisai ne. Tai koks signalas buvo pavojaus? Tai buvom sutarę, kad 1, 2 arba 3 signalai. Vienas reiškia, kad kviečiu ateit neskubėjau valgyti ar šiaip 2 greičiau, o 3 tai buvo pavojaus signalai. Ding, ding, ding. Ir viskas. Viskas mašina stabdoma. Taip, Vytautas išeina, uždaro tą pogrindį ir dairosi, kur kas yra. Tai va, ir tą pavojį didžiausią sukėlė mūsų pačių vaikai. 3 buvo vaikai, 2 sirgo, tas mažiukas jisai buvo išėjo į lauką, laksė laukia, o tie buvo 2 kambariai. Jis pamatė, kad tėvelis įėjo į šiltnamį, jisai paskui tėvelį į šiltnamį, kaip visada Vytautas iš vidaus užsidarydavo baseiną. Ta kartą trumpam jisai ten buvo įėjęs, taupydamas laiką neužsidarė, o šitas smalsuolis rado tą pradarytą baseiną. Jam pasirodė, kad šiltnamį žemė prasivėrė, atsirado skylė. Tai jis atbėgo pas mane ir sako, mama, radau skylę šiltnamį, ten kažkas pasidarė, einam žiūrėti. Supratau, kokią jisai skylę rado, tai jam ir sakau, neįsim ten, nes ten išvedžiota elektra, gali nutrenkti tave, mane, bus nelaimė. Jis išklausė, ką sakau, nubėgo pas sesę į brolį papasakot, nes jie buvo kambary. Man to tai reikėjo, kai jisai atsitrauktų. Pasiunčiau 3 perspėjimo signalus. Vyras išgirdęs išėjo, uždarė baseiną, jie atėjo pas mane. Paklaus, kas atsitiko, nes mato nieko, kieme nieko įtartino. Tai kol aš jam pasakojau, jie visi 3 nuėjo pažiūrėti. Nieko nerado įtartino, jokių skylių. Taigi pasišaipė iš to broliuko, kad jam pasivaideno ir viskas taip laimingai praėjo. Mums vis tiek nerimą sukėlė. Nežinojom, kad
vaikai mėgsta pasigirti, kas pas juos namuose nauja, keisto yra. Bet kadangi praėjo laimingai, tai tylėjom, nieko nesakėm. Laukiam kito karto, kad jie tikrins, jau buvo aišku. Taip ir buvo, po kiek laiko jie atidžiau sekdami vėl aptiko pradarytą baseiną. Jie sekė, reiškia. Sekė, nes, kaip sakiau, taupydamas laiką neužsidarė. Tai jie jau tada man nieko nesakė, pasiėmė prožektorių ir įlindo į tą tunelį į tą spausuvę. Ir rado tėvelį ir klausė, ką tėvelis ten veikia. Jis sako, einam vaikučiai, kambarį paaiškinsiu. Atsivedė vaikus ir sako, vaikučiai, turim didelę paslaptį, kurią turim įsaugoti. Vytautas jau po to pirmo karto buvo sugalvojęs, ką pasakys, jeigu kartais atrastų. Kadangi auginom augalai susirdavo ir nudžiūdavo kartais, sako, pavadinkime mes tą spausuvę gėlių laboratoriją. Nes sako, kad tie vaikai supras, kad tie metaliukai reiškia. Na, tai buvo tarpusavio mūdviejų susitarimas. Ir kaip ir laukiam to kito karto. Ir tada, kada atsivedė vaikus ir sako, vaikučiai, mes turim didelę paslaptį, kurią turim visi išlaikyti, niekam neišplėpėti, turim gėlių laboratoriją. Apie tai niekas neturi žinoti, nes sužinoja negeri žmonės, tie negeri žmonės, tai buvo saugumiečiai, ateis patikrinę, jūs atims iš mūsų, jūs pakliūsite į vaikų namus, o mus uždarys į kalėjimą ir jūs niekad nematysit. Tai vaikai suprato tą grėsmę ir paslaptį saugojo ir užaugo su tą paslaptim, kada buvo legalizuotas spaustuvė 90 po kovo 11, kada visuomenė sužinojo, tada sužinojo ir vaikai, ir kiti šeimos nariai. Taip laimingai sulaukiau, nepriklausant. Paprastai vaikai auga šeimose, kurios turi normalius darbus, eina į darbą, grįžta, ilsisi, nesuko galvos, tačiau jūs augot neeiliniai šeimoje. Neeiliniai šeimoje Lietuvos mastu, kurie turėjo savo slaptą šeimos gyvenimą. Taip intriguojančiai pasakiau, bet tas visi žinom dabar jau visi žinom apie pogrindinę spaustuvę. Tačiau iš vaiko perspektyvos, kas tai buvo? Kokia ten paslapčių karalystė? Mes iš viso augome be vaikų darželio, keturiese. Šiaip labai įdomu buvo, nes buvo kitoniškai negu kitų vaikų vaikystė. Ir tiek pastatai, ir tiek ekstremalu būdavo netgi augti šičia, daug pavojų visokių. Bet vaikam tai aišku, tai tik pliusas buvo. O tai pavojai kokie? Nukristi nuo skardžio? Taip, būtent nukristi nuo skardžio, prūdas, įkristi į vandenį ir brolis yra įkritęs būtent į vandenį. Tai va toks, aišku, aukščiai yra akmenų siena irgi, va, brolis buvo užlipęs tą akmenų sieną irgi strioko buvo tėvam. Tai, va. Bet kitiem vaikam, kaimynų vaikam, nepasigirdavot apie gėlių laboratoriją? Ne, apie gėlių laboratoriją nesigirdavom, bet dauguma vaikų bendramžių, jie girdavosi, kad jų čia namas. Tai mes paklausdavom apie kažkokius tai unikalius dalykus ir jie to dalyko nežinodavo. Tai sakydavo, reiškia mūsų namas čia. Reiškia, kiti aplinkiniai vaikai, matydami iš tikrųjų įspūdingą namą,
Taip, buvo pavydas, kaip sakė. Jie norėdavo čia gyventi. Taip, su jumis kartu. Taip. Bet jūs jų neprimdavote, aišku. Žaidimus primdavote. Kad mūsų turbūt šeima buvo ganėtinai keturiese, tai kaip mes turėjom savo tokį uždarą ratą. Tai jums užteko savų. Pagrindė taip. Svetimų nereikėjo, plus slapta gėlių laboratorija, ten niekas negali ateiti. Taip, taip. O kada supratot, ką tikrųjų? Supratom tada, kai buvo paviešinta jau. Nes iki toliai, gėlių laboratorija mums. Aišku, to ir užteko. O ar buvo toks suvokimas atėjo, kad vau, maža to, kad mūsų namas yra gražiausias, bet mes dar turėjom ir tokią paslaptį. Čia turbūt ta paslaptis, kai buvo dar ir paaugus gerokai, tada jau įvertinom šitą dalyką. Vaikai, taip, atrodo, kas čia atspausdintas žodis, jisai kaip nieko nereiškia. Bet po to jau supratom, kad tai didelis ginklas buvo. Didžiavotės tėvais. Taip. Nebejoju. Įėjimas į spaustuvę iš tikrųjų yra genialus, genialiai paslaptingas. Ir jeigu nežinant, užėjus šiltnamį, 3 nurodytų 4 kvadratinių metrų plote gavus užduotį atrasti tą įėjimą, dar nedažnas randa. Turbūt didžioji dalis neranda. Taip, didžioji. Tai čia tiesiog įdomu, nes tie žmonės, kurie ateina į ekskursijas, atvažiuoja, tai ar dažnas ten, dažnam šauna į galvą mintis, kaip patekti tą gėlių laboratoriją. Jie vieni sako, kad mes matėm, buvo rodoma per televizorių, bet net randa kiti kažkaip atkreipė dėmesį, kad ištrypta yra tenai, kiti atsitiktinai. Visokio būna, bet užtrunka. Ne visada pasiseka jiems surasti. Dažniausiai nepasiseka. Tikrai taip, nes čia yra iš tikrųjų puikiai paslėpta. Dabar prasideda sąjūdis. 88 metai, pirmieji mitingai. Ar kyla ta mintis, kad gal jau pasirodyt galima? Dar ne. Netrodė, 88 metai dar netrodė. Ne. Iš laiko perspektyvos žiūrint. Nors Kęstutis Genys, sužinojęs, kad yra galimybė atspausdinti jo eilėraščių rinkinį, pats paruošė spaudai tą rinkinį ir jau jisai pasirašė savo pavardę. Ir buvo išleista ta poezijos knygelė. Ugnies kryžius. Ir ten įdėjo į pirmam puslapį kreipimas į skaitytoją, kur buvo parašyta: brangus skaitytojų, jūsų rankose Kęstučio Genio poezijos rinkinys, prašom platinti nemokamai, atsiprašo poeto, galbūt yra padarytų klaidų, nes eilėraščiai užrašyti iš klausos, reiškia jisai su tuose mitinguose skaitydavo savo eilės. Ir tokiu būdu buvo išleista ta jo poezijos knygelė. Ir ateina nepriklausomybė, kovo 11. Ar atsimenat tas... Dar noriu pasakyti, kad ta Kęstučio Genio knygelė pakliuvo pas saugumo viršininką ir jis pasikvietė Kęstutį Genį ir sako, ant stalo padėta tą knygelę,
Sako, sakyk, kas išleido tavo eilėraščius. Tas sako, nežinau. Kaip tu nežinai, jau užsipykęs į salę trenkia kumščiu, kaip tu nežinai? Čia Kaune. Taip, Kaune. Tas vis tiek nežinau. Na, ir nieko neišgavęs. Išleido tą Kęstutį ir nenubaudė. Atsit nežinojo ir tiek. Bet jis jau ten užsirašęs vardą pavardę, Jo, buvo. konspiracijos. Tas momentas, kada jau ateina kovo 11-20 metai, suvokimas, kad o dabar mes būsim jau vieši, koks jausmas, ar tai yra toks pakilimas, kad ar klausimas, ką darysim toliau, ar gal nebereikia, jau galima atvirai viską daryti. Tai džiaugsmas buvo begalinis, bet bent man atsivert ir pasakot buvo labai nejauku, nesmagu buvo geriau tylėti. Vis dar, Toks dar buvo. atrodė, kad dar gali kažkas pakenkti. Na jo. O jūsų vyras pats? Jis toks drąsesnis buvo. Jis tikrai labai drąsus buvo. Ja. Tai, bet ta veikla spaustuvės, jinai persikėlė į legalų lygmenį. Gavo leidimą, jau atgavus nepriklausomybę, gavo leidimą steigti legaliai spaustuvį. Pristatė namo, kiek reikėjo ir susipirko tą seną įrangą, kurią spaustuvės nurašė, nes jis mokėjo tą senąją techniką dirbti gerai. Bet veikla nepasiteisino. Padirbęs 4 metus nutraukė veiklą. Bet pogrindiniam laikotarpį išleidžiama virš 100 000 bendras tiražas. 137 000. 137 Egzempliorių. 10 metų į metus, dėl statistikos, po 13 000, nes turint omeny tą nelegalų laikotarpį. Taip. Ir tik 1, 2 žmonių, 3 žmonių. Tai spausdino tik tai Vytautas, nes jisai vienas temokėjo rinkti, spausdinti. O mūsų ta tokia pridėtinė veikla. Tai čia daugybė faktorių. Drąsa, išmintis, intelektas, sėkmė, kai kurių žmonių abejingumas, tų, kuriem noras nusukti nuo valdžios, turint omeny, kad kažkas duoda cementą, dar kažką. Tokia didžiulė faktorių visuma 10 metų leidžia veikti. Davė vaisius. Kaip čia pasakyti, požeminiai šviesai. Šviesa, kurie iš požemio. Taip. Ir pat labai gražu, kad bunkeriai, partizanų bunkeriai, kurie buvo sunaikinti, apleisti, atgimsta visai kitokio šviesoje. Kūrėsi daugiau tų organizacijų, didesnių, mažesnių, kaip ir tų vienuolių, Tamkevičiaus organizuota veikla, bažnyčios kronikos spausdinimui ir kita. Bet tik tiek, kad dauguma buvo išaiškinta, nepasidalindavo kažkuo tie žmonės. O mūsų tai, ačiū Dievui, viskas buvo. Taip laimingai pasibaigė. Laimingai pasibaigė tam, kad turėtumėm didžiulę atmintį. Taip pasisekė. Nors žinojom, kas laukia mūsų vaikų ir giminės. Na, bet Dievas myli drąsius.
Tai padeda. Padeda. Ir kažkas yra pasakęs, kad Daryk. bailių į rojų neįleidžia. Daryk, Dievas padės. Taip. Tai ačiū Jums labai už šį pašnekesį, už Jūsų visą veiklą, viso gyvenimo veiklą. Tai ačiū, kad domitės. Domimės ir tikimės, kad ir kiti domėsis.